Sveiki! Ar pažįstama situacija, kai vaikas regis viską puikiai supranta, viską padaro, ko paprašai, bet pats kalba gestais? Na, parodo pirštu, ten linkteli galvą, bet žodžių nei vieno. Ir aišku, iš karto kyla klausimas, ar čia tik toks etapas, ar vis dėlto kažkas yra rimčiau. Būtent apie tai šiandien pakalbėsime, kasgi stovi už to vaikiško tylėjimo. Klausimas, kuris tikriausiai neduoda ramybės daugeliui tėvų, ar vaikas tiesiog tingi kalbėti, ar čia jau, kaip sakoma, raudona vėliavėlė. Žinoma, jeigu vaikui yra 1 metai, tai gestai yra absoliučiai normalu. Bet kai jau yra 1,5 metų, jau pradedame kaip ir laukti tų pirmųjų žodelių arba bent jau garsažodžių. Na gerai, pradėkime nuo to, kas vyksta vaiko viduje. Jei pasigilintume, pamatytume, kad dažniausiai viskas sukasi apie 2 pagrindinės priežastis, kodėl vaikas tyli. Nors atrodo galėtų kalbėti. Ir jas atskirti yra, tiesiog gyvybiškai svarbu, nes nuo to priklauso, kaip geriausiai jam padėti. Ir čia yra pats svarbiausias dalykas, kurį reikia suprasti. Viena situacija – artikuliacinė dispraksija. Jeigu taip labai paprastai, noriu, bet negaliu kalbėti. O kita – kalbinis negatyvizmas. Čia jau visiškai yra kita istorija, tai yra galiu, bet nenoriu. Matote skirtumą? Ir pirmuoju atveju kreipiamės į logopedą, o antruoju keičiame aplinką namuose ir mažiname bet kokį spaudimą kalbėti. Pabandysiu paprasčiau. Įsivaizduokite, kad smegenys yra siųstuvas, o burna imtuvas. Ir dispraksijos atveju tas signalas tiesiog stringa. Smegenys puikiai žino, pavyzdžiui, žodį koja, bet niekaip nespėja duoti tikslios komandos lūpoms ir liežuviui, kaip jį ištarti. Ir labai svarbu pabrėžti, tai visiškai yra nesusijęs su intelektu. Tai motorikos judesių planavimo klausimas. O kalbinis negatyvizmas, čia jau keliaujam į psichologiją, tai tokia yra vaiko gynyba, toks savotiškas protestas. Dažniausiai jis kyla, kai mes perspaudžiam, prašom vaiką pakartoti kalbėti. Vaikas tada tarsi užsisklendžia savo tylos skiautę ir patys geriausi vaistai čia jokių būdų neversti kalbėti, o atvirkščiai nuimti įtampą ir per žaidimą vėl sužadinti natūralų norą bendrauti. Gerai, vidinės priežastis aptarėme. Dabar pažvelkime į save, į mus pačius. Ar mes visada padedame vaikui, o gal patys to nenorėdami pakišame koją? Deja, kartais net ir geriausi norai atsisuka prieš mus ir vietoj to, kad padėtume, mes pristabdome vaiko tą ekspresyvę, aktyvę kalbą, vaiko kalbėjimą. Pažiūrėkime, kaip tai galėtų atrodyti realybėje. Pavyzdžiui, vaikas tik parodo pirštų į lentyną ir mama arba tėtis jau skuba paduoti ten bananų, sultis ar sausainį. Jis pavaizduoja ranką ir jau gauna gerti. Ir čia kyla klausimas esminis, o kam tada vaikui stengtis kalbėti? Jis ir taip yra puikiai suprastas. Ir negalvokite, kad čia yra kažkoks tai vaiko sąmoningas pasirinkimas. Ne, tiesiog jis tam yra dar per mažas. Smegenys iš prigimties yra nepaprastai taupios, galima sakyti, tokios racionaliai tingios. Nes garsų artikuliavimas, viso kalbos aparato koordinavimas reikalauja milžiniškų neurologinių resursų. Todėl kam smegenims eikvoti šią energiją, jeigu norimas rezultatas pasiekiamas vienu piršto bakstelėjimu? Jei visi poreikiai yra patenkinami be žodžių, tada motyvacija kalbėti tiesiog dingsta. Pažiūrėkime į dažniausias mūsų klaidas. Tai, kas nuolatinis telefonas mūsų rankose, atrodo smulkmena, bet taip mes galime praleisti momentą, kai vaikas bando su mumis užmegzti ryšį. Arba vaikas sako vova vietoj lova. Aišku, visiems juokinga. Mums tai miela, o jam, ypač jeigu vaikas jau yra arčiau 3 metų, tai gali būti signalas, gal geriau patylėsiu, kad vėl neatrodyčiau juokingas. Ir žinoma, mūsų per dideli lūkesčiai.
Jie sukuria tokį spaudimą, kuris ne tiek skatina, kiek paralyžiuoja. Gerai, teorijos užteks, einame toliau. Pereikime prie praktikos. Ką galima padaryti jau šiandien? Planas labai aiškus ir susideda iš 3 žingsnių. Pirmas žingsnis – sukurti poreikį kalbėti. Antras – tapti pavyzdžiu. Ir trečias – skatinti mėgdžiojimą. Pradėkime nuo pirmo. Kai vaikas rodo pirštu į kamuolį ir mykia, apsimeskime, kad nesuprantame. Paklauskime, ko tu nori, šito, o gal šito? Taip sukūrėme jam mažą problemą, kurią vaikas turi išspręsti. Ir išspręsti tardama žodį. Taip gimsta poreikis kalbėti. Antras – pavyzdys. Tapkite vaikui kalbos modeliu. Kalbėkite lėčiau, aiškiau, šiek tiek teatrališkai. Ir maža gudrybė mamoms ryškus lūpdažys. Viena mama man po konsultacijos taip ir papasakojo, taip ir padarė, kad pasidažė lūpas ir vaikas iš netikėtumo sako, kas čia? Ryškios lūpos traukia vaiko dėmesį ir padeda jam suprasti, iš kur tie žodžiai krenta. Kad pasirodo, dar reikia ir liežuvį judinti, ir lūpas. Trečia, mėgdžiojimas, tai yra visko pagrindas. Prieš pradėdamas kartoti žodžius, vaikas turi išmokti pakartoti kažkokius tai judesius. Todėl bet koks bendras žaidimas, ar tai būtų kaladėlių statymas, piešimas, virtuviai, sausainių kepimas, gali būti savotiška kalbos pamoka. Nes viskas prasideda nuo veiksmo, o iš jo jau atsiranda ir žodžiai. Bet jei vaikas pasyviai klausysis ir žais, žodžiai jie negali atsirasti. Tad žaidžiant nepamirškite kalbinti vaiką ir aš tuoj pateiksiu pavyzdžių. Žodis suku. Jeigu turite tokį žaidimą, vaikas įstato pagal spalvą ir suku. Galima sukti traukinuko ar mašinos ratą, suku. Galima atsukti kažkokį tai indelį, irgi vaikas suku. Jeigu turite mechaninių žaislų kavamalį, mėsmalę, irgi sukti už rankenos, suku. Įdomesnis variantas, čia iš tokio žaidimo pritaikytas kamuoliukas. Ir irgi suku. Būna netgi specialūs tokie vilkeliai, sukučiai, nežinau kaip jie tiksliai vadinasi. Irgi suku. Galim tiesiog paprastai pasiimti kažkokį tai silikoninį ar šiaip virvę ir atlikti tokį judesį, suku. Įdomiau, jeigu dar kažką pririštumėte prie galo. Ir vaikai mėgsta tokius plasmasinius, tos vamzdelius, jas irgi galima susekti. tą suseksim. Ir irgi suku, kad ir šitaip ar ant abiejų rankų. Kitas žodis segu, ką galima sekti, tai aišku sagas prisekti. Ir čia dar yra ir užtrauktukas, irgi segu. Galima paprastai paimti bet kokį užtrauktuką. Atitraukiam, segu, striukė segu. Čia vėl toksai vienaragis guminis. Irgi yra kilpa. Kišam, segu. Oi, atsisegė. Aišku, visokie segtukai, segu. Galima pasiieškoti įdomesnių. Va, čia irgi segu. Arba iš dekoracijų. Va, yra toksai kaip į plaukus segtukas, irgi segu. Kitas žodis lūpų. Ir ką galima pažaisti, kad įtvirtinti šitą žodį. Tai statybinės tos dažytojo juostelės, lūpų. Išgelbėsim šunelį. Lipdukai, daugkartiniai. Irgi lūpų, lūpų kiaulė, lūpų gaidį. Galima panaudoti ir kanceliarinius, ir skirtukus kanceliarinius, visokias rodiklės. Čia lūpų. Aišku, galima ir popierinius lipdukus, lūpų, kažkur priklijuoti juos. Lygiai taip pat galima bananą lupti. Aišku,
čia dirbtinis, tai tikrą bananą, vaikas kai lupa, paklausti, ką tu veiki, lupu. Na, saldainius visi vaikai valgo, tai irgi ką darai, lupu. O jei ieškote įvairesnių žaidimų, tai prašom, esu įrašiusi žaidimo gidą 2-3 metų vaikams. O jeigu jau iš vis norite ne pavienių žaidimų, o visos sistemos, tai kviečiu pasidomėti kursais, kaip aktyvinti vaiko kalbą. Nuorodą rasite apačioje. Na ką, ir pabaigai pats svarbiausias dalykas – tai jūsų požiūris, kantrybė ir realistiški lūkesčiai. Vaikui gali būti 4, bet jo kalbiniai gebėjimai kaip 2-mečio. Svarbiausia yra ne gimimo data, o tai, kur vaikas yra dabar. Nespauskite vaiko, nelyginkite su kitais. Jei reikia, ieškokite pagalbos. Ir patys išmokite pastebėti ir pasidžiaugti kiekvieną smulkmeną, net ir mažiausią. Naujas garsas, puiku, jungia 2 skiemenis, valio! Būtent tas nuoširdus džiaugsmas ir palaikymas vaikui yra didžiausias variklis. Tad pagalvokite, kokią mažą kalbos pergalę galite pastebėti jau šiandien. Na, pavyzdžiui, pažaidus nors vieną mano rekomenduotą žaidimą. Galbūt ilgesnį susikaupimą, galbūt mėgdžioja. Pasižiūrėkit, pastebėkit ir pasidžiaukit tuo. Nes būtent iš tokių mažų pergalių ir susideda ilgas kelias. O jei patinka mano kūrimas turinys, tai prašau, sureaguokite kaip nors, parašykite ačiū ar ten paspauskite laiką. Ir ką? O mes susitiksime po 2 savaičių.